Labą dieną, čia ir vėl laida Veidrodis. Esame pas žymų kino kritiką, čia laida numeris 2. Ir mantyti. Taip. Kų čia darot, Irmantai? Trinami. Palaukit, laida Veidrodis sunkiai prieina prie... Irmantai, ar čia jūsų automobilis? Ne. Kieno? Nežinau, radau. Kieme radom pastatytą. Dabar va žiūrim. Aha. Irmantai, jūsų filmas jau kaip ir rodomas ekranuose. Taip? Mano mašina, neturiu aš mašiną. Padavėme tą mašiną. Palauk, o? Ar tiesa, kad jūs už tą honorarą jūs nusipirkot šitą automobilį? Ką jūs klausėt? Ar tiesa, kad už honorarą gautą už filmą jūs nusipirkote šitą nuostabų automobilį? Ne, aš neturiu teisę vairuot mašiną. Kaimynas atvarė, pastatė, sako, jeigu nesunku pavalyk, aš sako, išvažiuoju į Kaimanus, kaimynus. Dabar matot. Ir šita mašina yra amerikietiška. Ar jūs puoselėjate amerikietiškas tradicijas? Aš esu europietis, man europietiškas produktas. Taip? Sakau, europietis esu. Aš krikščionis. Aha. O šitas šuva, va, matau, auginate vokiečių aviganį. Tai jūs teigiate, esate krikščionis, nors vokiečių aviganiai žudė žydus, kur žydai yra krikščionys, jūs esate rasistas. Aš nežinau. Ką jūs čia kalbat? Irmantai, trečiadienį rodoma laida Farai. Ar mes jumis ten matysime? Irmantai, žiūrėk į veidrodį, nes kitaip laida vadinsis šūdas. Labą dieną. Čia jūs iš kur atvykot? Iš veidrodžio televizijos. Pažymėjimą galit parodyti? Kelnyse. Tai gal išeikit iš kiemo, prašyčiau. Ar jums reikės duoti biškį? Irmantai, jums grėsia už tai grėsia dideli nemalonumai. Dar viena byla. Slėp tą kamerą. Slėp.